Sveiki, tai šiandien važiuosime filmuoti ezoterikai Reelsų. Jei iš tikrųjų labai daug kas nenori filmuoti, galbūt bijo, galbūt dar kažkas tai. Ir jinai sakė, kad kai pas ją kas nors atvažiuoja filmuoti, visą laiką kažkas atsitinka. Tai ar išsijungia kameros, pradeda dingti šviesos, išsikrauna akumuliatoriai. Tai labai įdomu pasižiūrėti, ar ir man kažkas panašaus atsitiks ar ne. Tai važiuokite kartu su manim, žiūrėkite video iki pat galo. Tikrai, manau, bus įdomu. Rytoj ateis pas mane pafilmuoti. Ten Rylsą. Ir žinot, visi, kas iki to buvo atėję pafilmuoti, visiems, net kur iš teliko buvo atėję, visiems kažkas nusėda, batareikos, ten viskas, kas su elektra susiję. Darom statymus. Ar rytoj mano padėjėjas, ką nors išjunginės filmuotojui? Smagu būtų, dar taip pasirodytų mano padėjėjas ir sakytų. Važiuosiu pas ezoterikę Dianą, kuri laimėjo ekstrasensų mūšį. Pirmą kartą Lietuvoje realybės drama Ekstrasensų iššūkis. 6 skirtingos asmenybės, visą parą juos stebinčios kameros, alinantis išbandymai ir paslaptingos užduotys. Žiūrėk realybės šou Ekstrasensų iššūkis tik per GO3 televiziją. Na tai tikrai, manau, moteris turi ką papasakoti ir tikrai bus įdomu. Nežinau, žiūrėsim, kaip bus, visokių tokių minčių yra ir įdomu, tikrai vienas iš įdomesnių tokių projektų naujų mano, naujų klientų, kuriuos darysiu, tai tikrai laukiu, nesulaukiu, vykstame pas ją, pažiūrėsime, kas bus. Na ką, pasidėjom pas Dianą daiktus, dabar pasistačiau mašiną ir, žodžiu, einam, bandysim filmuoti. Ir dar turiu tokį podelį, iš kurio pats kavą geriu. Jisai biški nuskeltas, bet galėtume gal irgi va čia kamputis. Irgi kaip nors gal... Ai, bet čia reikia, kad matytųsi. Tai nusifilmuosiu, aš iš arti nufilmuosiu, kad matytųsi. Bet jūs pats jį naudojate? Jo. Tai nenaudokit gal tada. Sudaužei veidrodį, 7 metai nelaimės, ne visai. Veidrodis. Tai va gerai nuo to, jeigu norite išvengti, tada to pirmo sakinio nereikia. Surinkite šukes, tačiau nežiūrėkite į jas. Sudėkite į medžiagą ir tiesiog išmeskite į konteinerį. Nu ir viskas. Viskas, čia žinokit. Tai ir gerai. Na ką, pradėjom filmuoti. Buvo šiek tiek tokių visokių keistų dalykėlių, tai erdvė iš tikrųjų nėra pati didžiausia, aš kaip pats nemažas, tai žodžiu, bandžiau viską čionais susitalpinti, įtilpti, tai kol čia bandžiau talpintis, susisuko galva šiek tiek ir... Nu, bet viską radau, beveik viską, tiesą sakant, neradau vieno dalykėlio, prie kurio prisimontuoja mano sufleris ant kameros. Tai vat pirmas dalykėlis, kuris jau nutiko, nors atrodė, kad įsidėjau, bet neįsidėjau. Prisiklijavau šį dalyką tiesiog su dviguba lipnia juosta. Na, bet laiko. Kaip išvalyti papuošalus ar amuletus, kurie jau sukaupė neigiamą energiją? Čia labai paprastas būdas. Amuletą arba papuošalą sudedam į maišelį, kad apsemtų visą šitą paketėlį. Yra 2 kortos. Vienoje pavaizduotas velnias, kitoje angelas. Išsirinkite, kurioje kortoje vaizduojamas velnias. Vonioj. Tai va, pasiėmiau, kaukę ir taip žiūriu save į veidrodį. Ir aš taip į savo akis taip žiūriu. Jeigu ilgai žiūrėsit, tai pamatysit. Ir va taip buvo, ir atrodo, žiūriu savo akis. Ir aš jau pradėjau judėti, o veidrodis sustingo ir žiūri toliau mane. Ir va dabar net šiurpas nuėjo. Tai va po to karto aš taip nebedarau. Tai gali daryti, ten pamatysit tikrąjį aš. Ten dažniausiai išsisklaido vaizdas ir galit pamatyti dažniausiai būna į gyvatės tokie, pasirodo vidinis. Galit vidinį pamatyti. Tai nebijokit, ten jūs.
Bet tokiu žudančiu žingsniu mane žiūri. Jo, reikia Aš iki savo žiūrėti. Ten, ką pamatysit, jeigu baisaus, ten realiai jūs ir būsit. Tas tamsioji jūsų pusė. Taip. Tai ten nėra ko bijoti, jinai tiesiog su jumis ir viskas. Jo, aišku, čia nėra kur tada filmuotis realiai, bet... Gal galiu aš atsukti dabar šitą į kamerą? Galit. Užsitrauksiu. Rūstybė. Jo. Nes, pavyzdžiui, kaip būna, kad jeigu ateina mirties energija, tai ten dažniausiai ateina tarpininkas, nes pati mirtis neateina. Gėlės ant kapo tai pagarba mirusieji. Jų paėmimas traktuojamas kaip nepagarba ir jo atminimo niekinimas. Pabandom dar, gal pavyks kažkaip ten tą vietą. Gėlių nuo kapų negalima neštis į namus. Tai laikoma mirusiųjų ramybės trikdymu. Kodėl net karštą vasaros dieną kapinėse privaloma avėti uždarus batus. Avint šlepetes arba basutes labai lengva parsinešti namo. Tai ką, baigiam filmavimus, iš tikrųjų, nepasakyčiau, kad buvo kažkoks tai įvykis, kuris ar sutrukdė mum filmuoti, ar išsikrovė bateriją, ar galbūt garsas dingo, ar neįsirašė, viskas pakankamai sklandžiai praėjo. Gal tik tais vienas dalykas, kad pamiršau vieną dalykėlį, bet tai aš manau, gal čia ne visai susiję. O paskui žiūrėsim, kokie tie reelsai gausis ir galbūt juos montuojant atsitiks kažkoks tai dalykėlis, kuris bus įdomus ir jums sužinoti. Kas būna atsitinka kitiems žmonėms, kurie atvyksta filmuoti pas jūs ir kokie nutikimai yra buvę? Dažniausiai iškrauna baterijas, neleidžia filmuoti, dingsta elektra, bet aš manau, kad mano padėjėjui Dominikas patiko. Labai ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Tikrai buvo vienas įdomesnių mano filmavimų ir mano klienčių. Iki kitų video.